Nežinau, ar matosi normaliai, bet šitos grindys yra vinilinė danga, ruloninė vinilinė danga. Mums labai jas gyrė ir kalbinėjo dar, kai Jasinskio Local Pubas buvo padaryti. Sakė, nieko praktiškiau nėra, nieko geriau nėra, tai dar būna tokiais lapais klijuojasi, kaip parketas panašiai. Tai galiu pasakyti, kad nepirkė niekada tokių grindų. Pirkom tokias murzins, atrodo, kad tikrai nesimatys niekas, ant jų viskas matosi. Kiekvienas užlipimas, kiekvienas pėdsakas, viskas blizga matosi, viskas. Tai jeigu turit galimybės nedaryti tokių grindų, nedarykite tikrai dėl praktiškumo. Tikrai labai blogai yra. Aš grindis visokias ir plyteles bandęs, ir laminatą, ir tikrą medį, ir parketą, ir dar nežinau kokį galą, ir niekur tai blogai nėra, net atrodo, kai ant plytelių, kad matosi, tai čia matosi dvigubai daugiau. Ta vinilinė danga gal jinai praktiška atsparumo prasme, bet šituo atžvilgiu tai kažkokia nesąmonė visiška. Negaliu atsigailėti, nes kol vasara dar vasara, bet atšalo oras, įeina su prinais batais, su druskinais ir viskas, vienas žmogus perėjo ir atrodo baras neplautas visai buvo. Ką darysim? Dabar jau vėlu keisti kažką, bet jeigu yra galimybė dėti, pavyzdžiui, bare medinės grindis, visada dėkit medinės grindis, atrodo wow. Ir betonės gerai atrodo, Bilaik, tai prūmė yra betoninės, irgi labai neblogai atrodo ir gana praktiškos tikrai. Bet medis yra medis. Kažkaip vis nesiseka man su kamera. Nuvažiuoju, tai išsikrovus. Tai pakraunu, atvažiuoju vėl išsikrovus. Pakraunu,
akumuliatorių vėl kažkas. Žodžiu, visą savaitę arba mirštų pakrauti, arba išsikrauna, nežinau kaip ir kodėl, gal kuprinėje įsijungia jisai, bet neprifilmuoja nieko. Tai nežinau, kažkaip GoPro šitoje tai nežiba. Nekalbu apie tam prietemoj filmavimą. Tai važiuojam dirbti, važiuojam šį kartą ne už baro, šį kartą aplink barą. Ja, baiginėjau, kadangi baigėsi festivalis, baigėsi maks stovėjimas už baro, truputėlį turiu kelias dienas laisvas šią savaitę. Man atrodo, kad nereiks už barą stovėti, turiu rytoj degustaciją tik tai. Tai bandysiu baigti išpakuoti Jasinskį barą. Jis vis dar stovi neišpakuotas, nes per festivalį, po festivalio absoliučiai nebuvo kada. O mes turim iki šio mėnesio galo laiko, tai nemažai užrinkta. Tai kažkaip labai gaila, kad taip reikia rinkti. Žinau, kai kitur išsikrausia, kažkaip viską paliekia. Čia toks, supranti, kad tą pastą greičiausiai ar griaus, ar jeigu ir rekonstruos, tai vis tiek viską išgriaus, absoliučiai viską išgriaus. Ten galbūt paliks išorinės sienas. Ir tada supranti, kad ten tikrai ką be paliksi, viskas prapuls. Nors bus išmesta į šiukšlyną. Stengiuosi surinkti kuo daugiau, net duris išėmiau visas. Duris mūsų ir buvo statytos. Tai kažkur panaudosiu turbūt. Ir tada bandysim tarti su vežėjais, kad atvažiuotų, susikrautų viską į didelę mašiną, nes tikrai labai daug visko yra. Ir viską išvežtų. O po to ten į molėtose sukrausim, nes molėtose yra vietos, kitur neįsivaizduoju, kur krauti reikėtų, ką reikėtų daryti. Turbūt reiktų pusvelčiai atiduoti viską, visiems išdalinti, išparduoti, nes sandėliavimas irgi kainuoja gana brangiai. Tai tokios mano dienos dabar. Plius aišku, dabar gripas vaikai klasiai penktadienį buvo likę kai kuriuose 6, kai kur gal 8 vaikai. Tai šią savaitę mokyklą atšaukė visi nuotolinis. Tai reiškia, kad dalinai serga, dalinai nuotoliniu, visi namie. Vėl reikia derintis, kad kažkam su jais būt, kad padėti ir pažiūrėti, jeigu reikia. Bet tikiuosi, kad šią savaitę, jeigu neatvažiuosi išvežti, tai kitą savaitės pradžioje išvešiu viską. Nes šiandien pasakysiu, kiek man ten liko maždaug išrinkti gabalais, ten ne tiek ir daug. Ir tada reikia pervežti. Dalį Trakų gatvės barą pakeisim, nes virtuviai, pavyzdžiui, yra šaldytuvai, jie ten bėga pas juos, seni šaldytuvai kaip ir šaldo, bet vis laik šlapia pačioj ir ten yra su nuolydžiais kažkokia didelė problema ir nežinau, kodėl taip yra ir kaip jas tvarkyti. Tai mes tiesiog pakeisim savo šaldytuvais, kurie naujesni gerokai yra. Tai reikia juos įnešti ir nunešti, tai čia svoris didžiulis yra. O ką žinau, pafilmuosiu, pamatysite, kaip dabar atrodo Jasinskio baras, jeigu buvę. Nu, toks darbas, vardan darbo. Kartais tenka praryti ir nemalonius dalykus. Tai gavom vienetą įvertinimą. Čia buvo penktadienį. Ir aš ant žmogaus negaliu pykti šiuo atveju visiškai niekuo, nes jį pilnai suprantu, kad nors piktas. Galiu pykti tai ant barmenų mūsų. Nes maisto teko labai ilgai laukti ir garantuotai neperspėjo laiku barmenai, kad reikės laukti ten iki valandą. Ir žmogus laukia. Ir kai priėjo paklausti dar, kodėl taip ilgai laukti reikia maisto, jam atsakė paprastai, kad čia, ko užsakinėjai, nebuvo tiek daug, bet dabar atėjo daugiau užsakymų, dėl to eilė didesnė, dėl to tau ilgiau laukti reikia. Nu, absoliuti nesąmonė. Ir aš įtariu, kas taip galėjo atsakyti. Viena naujokė, tai nu labai blogai. Tokius dalykus šnekėt, nu tu ir žmonės provokuoja, erzini, ir atsakymais neduodi. Tai kai dirba barmenai, kurie supranta, ką kalba ir galvoja, ką kalba, tai tokių dalykų nebūna. Jie visada sugeba užlaisyti situaciją, būna žmonės tikrai išeina be maisto, tada
paprašo grąžinti pinigų, būna kartais tai nutinka irgi lygiai taip pat, tada, kada jų neperspėja ir nepasako, kiek reikės laukti. Kadangi mes maistą ruošiam šviežiai viską darom, tai mes neturim tokio, kad galim per minutę paduoti, ką nori. Nu ir pas mus maisto reikia palaukti. Ir jeigu užpuola daug užsakymų, tenka laukti ir valandą būna. Ir kaip taisyklė, visada, jeigu pasakai žmogui, kad reikės laukti gerą valandą, tai dalis jų atsisako, kita dalis sako, gerai, nėra problemos. Ir visada palauki ir nėra jokių problemų. Pas mus netrašom apytikslį laukimo laiką barmenui, kad jisai užsakymą darydamas matytų, kiek reikės laukti ir kad galima jau žmogų galbūt įspėti apie tai. Nu, ne visada pavyksta žmogiškus dalykus suvaldyti ir pikta, praėjo kelios dienos, man vis tiek labai pikta. Ir net dėl pačio vertinimo, kiek dėl nusivylimo žmogaus ir čia toks išlindo, kiti galbūt neprabalsuoja, nepasako vienetą, neparašo komentarą, apie tai net nesužinai, tada iš vis. Nu, tai nežinau. Žodžiu, liūdna ir pikta ir visiškai nieko negaliu pasakyti žmogui, nei pasiteisinti galiu, nei ką nors galiu kitą pasakyti. Jis absoliučiai teisus, mums įkalės tą vienetą, nes mes nusipelnėm to. Važiuosiu teisėjauti į medaus Meadmanis Cup, tai didžiausias Europoje medaus konkursas. Užpildžiu formą, vėl, tą daro visi, čia standartas yra. Gavau labai greitą atsakymą, kad viskas ok, laukiam. Tai vasario gale vėl bus proga paragauti bėlė kiek daug medaus, kas, džiugina. Ir už tą galimybę nei daug, nei mažai, kiek čia gaunasi. 215 berods eurų. Paketas visas 3 dienų, tai 2 vakarienės, 3 vakarienės ir konferencija. Tai 215 eurų, man atrodo. Tada viešbutis kainuos dar, kokį porą šimtų gal nekainuos, gal kainuos. Plius kelionė. Plius dar kas nors, ne, alus. Nes viešbutį realiai prasideda ketvirtadienį, penktadienį vertinimai, šeštadienį konferencija ir pabaiga. Tai reiškia išvažiuos sekmadienį, o kadangi ketvirtadienį nuo ryto, tai trečiadienį tikrai turi išvažiuoti. Aš galvoju, gal net antradienį važiuoti, nežinau, pasižiūrėsim, kad pasibūt biškį po miestą. Be streso pasivaikščiu, kad ne tik atvažiuoji nuo pietų, nueini pageria alaus ir kitą dieną iškart dirbi, nes jau kai nuvažiuoji ten, tada jau būna ta vakarinė dalis, vakarienė ir po jos gali gal vienam alaus, bet jau ten visą dieną prabuvus nelabai yra to tokio džiugesio pereito. Plius Varšuvai dabar nemažai pažįstamų, tai langus nuvalom, labai gerai sninga, žiauriai sninga. Nu ir faina būtų aplankyti, jau iš Varšuvos pasiilgau irgi, tai vasario gale važiuosim su Virgučiu dviese. O gal dar kas prisijungs? Ne apie varą. Mano mažoji ruošiasi švęst gimtadienį ir jau ten į priekį planuoja belė kiek. Penktadienį grįžta iš mokyklos, sakė, tėti, aš pasikviesiu 14 klasiokų. Ką? 14, sako. Aš suskaičiau, kad 14. Sakau, kodėl ne visus? Nu, ten vienas toks, kitas kitoks, tai netinka jai, o 14 tinka. Bandau kažkaip kalbinti, kad gal keliais per daug, ne? Jie pasižiūrėjo, bandė man vis vienaip kitaip atsakyti, galų gale tiesiai šviesiai. Tėti, aš noriu gauti labai daug dovanų. Neprapuls vaikas gyvenime, turbūt. Tai kur mes esam? Na, esam Local Pub'e. Galiu parodyti, kaip atrodo Local Pub'as, žiūrėkite. Nuo pat įėjimo įeinam į Local Pub'ą. Kažkas dar vis likę, ne? Kažkas likę, bet kaip matote, nebedaug. Viskas išardyta. Žiūrėkit, buvo duris, kurios nėra durų. Buvo tualeto duris, nėra durų. Čiuk. Jokių durų. Viskas išimta, viskas nyku.
Žiauriai liūdna ir nyku. Nu, kažkaip tai, va. Einam toliau ardyti.